Sveiki internetinio dienraščio Bernardinai žiūrovai bei skaitytojai. Aš žurnalistas Vytautas Markevičius. Šis pokalbis remiamas Medijų rėmimo fondo. Kviečiu iš artimiau susipažinti ir pasidžiaugti vienu iš daugelio Lietuvos bažnytinių chorų Vilniaus Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos mišrių chorų Langas, kuris švenčia 35 metų sukaktį. Šis choras visus tuos metus puoselėja sakralinę ir klasikinę muziką, o Bernardinų studijoje apie tai mes pasikalbėsime su mokyklos steigėja ir meno vadove Rita Kraucepčiūtė ir chormeisterė Eglė Ignatavičienė. Gerbiama Rita, pirmiausia, galbūt paaiškinkite man kaip istorikui, kadangi man nesutampa datos. Choras gyvuoja 35 metus, tačiau Bernardinų bažnyčia pranciškonams grąžinta tik tai 1994 metais. Tai kur 4 metus keliavo choras? Tai kaip aš vadinu, 4 metus choras buvo vedžiojamas po dykumą. Mes neturėjom pastovaus kažko šeimininko, taip vadinamo, kažkokios įstaigos ir repetuodavom. Ir Mikalojaus bažnyčiai ten bandėm ir giedodavom sekmadieniais mišiose, po to Šiuolaikinio meno centre. Šiek tiek buvom prisiglaudę. Lango galerijai Pilinkus mus pakvietė, sako, ateikit pas mus tenai, ir ten va tas pavadinimas Langas prilipo mums, kai mes ten pabuvom. Taigi, grįžtant į pačią pradžią, kokią viziją jūs turėjote, kurdama Langą? Ar tuomet tikėjotės, kad šis vardas kelis dešimtmečius taip puikiai laikysis? Na, tiesiog aš norėjau, kad skambėtų gražiai chorinė muzika, kurią nuo mažumės labai mėgau. Nuo mažumės čia viskas prasidėjo dar vaikų darželyje, kuris čia netoli yra Šekspyro viešbutyje. Tai ten mano vaikų darželis ir ten aš laukdavau tų muzikos pamokėlių ir tas užsidegimas muzikoje ten prasidėjo. Ir ta ugnis tiesiog vedė. Ir man gražiausia tai buvo chorinė muzika ir Čiurlionio mokykloje mano buvo pačios mylimiausios pamokos, tai choras ir fizinis lavinimas. Taigi mes kartu švenčiame ir jūsų kolektyvo 35-metį, bet kita proga yra taip pat labai unikali ir labai graži, kad mokyklėlės giedojimo mokyklos 30-metis. Taip, tai kaip kilo ta mintis įkurti mokyklėlę? Aš suprantu, tai kaip ruošimas jaunosios kartos ir apskritai choristų šiam kolektyvui Langas, taip? Taip, tai čia Rita turbūt galėtų daugiau papasakoti, nes čia buvo jos idėja ir brolio Benedikto. Pabaigus konservatoriją, dabartinę muzikos akademiją, man pasisekė ir aš buvau įdarbinta televizijos vaikų chore. Ir ten nemažai pradirbau ir pamačiau, kad man labai patinka dirbti su vaikais, kad kažkoks geras ryšys užsimezga. Po to supratau, kad juos galima labai daug ko išmokyti. Ir taip pat dirbau universitete Virgo choro chormeisterė. Ir mes šiek tiek keliaudavom. Ir tokių mačiau pavyzdžių kelionės. Pavyzdžiui, Montserrat vienuolyno berniukų tą chorą. Mes ten aplankėm tą vienuolyną, ten ekskursiją, mes pasiklausėm tų berniukų, aš po to įrašų. Ir mane apstulbino vaikai, koks aukštas lygis, kaip gali. Ir įvairūs tokie pavyzdžiai. Pradėjau domėtis vaikų chorais, po to buvo atvažiavęs iš Estijos Kaljustės vaikų choras. Ir ten jų ta sistema, kaip jie, pagal amžiaus grupės tuos vaikus suskirsto, kad jie visi vaikšto pas vokalo mokytoją, kad jie mokosi muzikinio rašto reliatyvioj sistemai. Tas man labai patiko, aš viską išsiklausinėjau ir turėjau tokią viziją.
Ir po to, kai dievulis atvedė į Bernardinus, tai aš pagalvojau, kad čia būtų nuostabu tą viziją įgyvendinti. Gerbama Egle, dabar papasakokite apie tuos vaikučius ar jaunuolius, kurie ateina į tą chorą. Aš suprantu, kad jų norinčių yra gana nemažai. Na, mes esame kaiminystėje su jūsų mokyklėlė ir kasdien susidurėme su tais vaikučiais, kurie, mano akimis žvelgiant, jie labai noriai ateina čia visi geros nuotaikos. Tai kaip pakliūti į tą jūsų giedojimo mokyklą? Į giedojimo mokyklą tai pakliūti tikrai yra nesunku, yra informacija mūsų ir socialiniuose tinkluose, ir bažnyčioje, ir tikrai arba tiesiog ateini ir susirandimus. Tai vaikai yra nuo 4 metų, bet ateina ir broliai, sesės ir mažesni netgi. Tai jie 1 metų yra mažylių chore, tai žaidžia daugiau, per žaidimą išmoksta daug dalykų, nes turim pedagogę, kuri ir operos solistė, buvusi, dabar jau išėjusi į pensiją, bet kuri ir su vaikučiais turi begalinį užsidegimą dirba. Po to yra vyresnių vaikų chorai ir paauglių, ir tikrai jie, kurie jau lanko, tai tie ir lanko. Pas mus kaita nėra didelė, kad keistusi vaikai. Suprantu, su jūsų gražia šypsena turbūt nesunku prikalbinti vaikus, kad jie, o vis dėlto, juk dabartinį vaiką prikalbinti ir sudominti jį dainavimu, o ypač giedojimu, turbūt nėra taip paprasta. Taip, ypač paauglystėje jau kaip ir nelabai norisi į bažnyčią eiti daugeliui vaikų, bet jie eina, jie gieda ir sakė, oi mes kai giedam, tai mums žymiai smagiau yra bažnyčioje, tai tas labai džiugina, o šiaip tai jie mėgsta keliauti, tai kiekviena kelionė, ar tai būtų į Vievį, ar tai būtų į Romą, juos džiugina. Tai jie tada būrėsi ir stovyklaujam, ir keliaujam į atlaidus, Šiluvos atlaiduose šiemet dalyvavom ir daug tokių įdomių kelionių, kurios tikrai labai subūrė ir jie tampa draugais ir vėliau netgi. Gerbiamoji Rita, o ar keičiasi ir kaip keičiasi tas jaunimas, tie vaikai? Juk tarkim prieš 20, prieš 30 metų turbūt jie buvo kitokie. Dabar vaikai keičiasi, kaip ir mes keičiamės, tik tai į kitą pusę. O kaip dabar tie vaikučiai keičiasi, kad jie išlieka žingeidus ir nori, kaip sako chormeisterė, ateina į mokyklėlę? Na, kai mes pradėjom dirbti, tai iš tikrųjų buvo labai didelis entuziazmas, labai įdomių vaikų turėjom ir jie buvo labai patikimi, jie gerai labai lankydavo repeticijas, kadangi nebuvo tokios pasiūlos ir jiem choras tai būdavo įdomiausias dalykas. Tai buvo gal ta prasme lengviau ir mes labai rimto repertuaro ir Bachą dainuodavom ten ir Pergolezi. Taip pat jos labai motyvuodavo, kaip ir dabar pagrindinė motyvacija, tai kelionės. Tai labai daug keliavom ir su autobusu visur iš pradžių važiuodavom. Tai tikrai buvo labai kantrus, ištvermingi, galėdavom trenktis su autobusu iki pat Santiago de Compostela ir nakvoti autobuse. Ir tai ta prasme jie buvo tokie ištvermingi, drąsūs, gal mažiau išlepinti. Toliau skirtumas pagrindinis, kad jie labiau lengviau ir daugiau bendravo tarpusavy, nes nebuvo mobilių telefonų, nebuvo dar tų priemonių, kurios dabar šiek tiek jos atskiria. Ir atsimenu tą pirmą kelionę, kai aš staiga tokia tyla autobuse, nes visada ten siautėdavo, dūkdavo. Ir taip žiūriu, galvoju, kodėl čia taip tylu, mes čia su Eglute daugiausia triukšmą sukeliam. Ir tada žiūriu, visi sulindė ten į tos telefonus ir viskam. Tai čia vat atsiranda. Yra savi pliusai, savi minusai. Bet šiaip vaikai imlus gana greitai išmoksta tekstus, drąsus, gana laisvi.
Nu, yra tokių skirtumų ir pliusų, ir minusų, bet vaikai yra vaikai, mes juos mylim. Suprantu, gerbiama Eglė, be natų pažinimo, be vokalinės technikos, subtilumų įveikimo, ko vaikas išmoksta jūsų mokykloje? Kokias vertybės jūs stengiatės be tų grinai jau, sakykime, muzikinių, balsinių dalykų įskiepyti vaikams? Tai svarbiausias dalykas yra pagarba vienas kitam, mokėjimas girdėti, klausyti. Tai aš tą visą laiką akcentuoju, nes mes turime kartais ir mokinių su poreikiais specialio ugdymo ir vaikai yra labai kantrus, labai tolerantiški jiems ir prieš, mes jau seniai pas mus tokių vaikų, prieš 15 metų gal atsirado, tai vaikai kaip tik sakydavo, mokytoja, taigi jūs atsipalaiduokite, taigi čia ta mergaitė, turėkite kantrybės. Kartais vaikai dar daugiau kantrybės turi negu mokytoja. Tai man tas labai labai gražu ir jie natūraliai priima tokius vaikus. Tai šita dalis, man atrodo, labai stipri ir jie mokosi mokytis, nes dabar, pavyzdžiui, mes kai turim švediškų kūrinių programą, tai jie turi išmokti daug dainų švedų kalbą ir būtent vaikai priima tą iššūkį išmokti mintinai, jie tą padaro labai greitai, tiesiog išmoksta mokytis ir išmoksta planuoti savo laiką. Aš juos pratinu, kad jie patys praneštų, jeigu jie neateina, kad jie būtų atsakingi už savo pasirinkimus patys. Tai tas yra labai svarbu, jie tą jau išmoksta čia. Gerbiamai Rita, čia ir komplimentas, ir pastebėjimas, čia ne mano, čia yra žmonės, kurie stebi jūsų kūrybą ir žino, kad jūs esate autoritetingas žmogus daugeliui, tiek jaunesnių, tiek vyresnės kartos, žodžiu, vokalistų arba tų žmonių, kurie bando tą dainavimą arba giedojimą įvaldyti. Kas jums pačiai teikia didžiausią džiaugsmą, stebint augančius savo mokinius, auklėtinius? Tai man visuma didelį džiaugsmą. Aš džiaugiuosi ir tais mažais choristais, brangenybėmis mes juos vadinam. Ir po to yra angelai, visi tie pavadinimai vaikų chorų iš meilės yra kilę. Ir taip pat mane labai džiugina, kad mes giedame mišiose, patarnaujame, liturgijoje stengiamės kuo geriau ir kokybiškiau tai daryti. Ir tas didelis kūrybinis darbas. Mes draugaujam su kompozitoriais ir net mūsų iniciatyva yra parašyta kūrinių chorui. Ir man labiausiai patinka kūrybinis procesas, paimi kūrinį, kuris tau labai patinka ir jį padaryti, atrakinti ir padaryti taip, kad jis suskambėtų ir kažką pasakytų, sujaudintų stipriai. Kad tas tekstas, pavyzdžiui, Pranciškaus tos trumpos maldos, kad jisai suskambėtų, kad žmogus ne tik išgirstų žodį, bet ir per muziką jį giliai priimtų. Ir tas, kai tu ieškai tų spalvų, bandai išaiškinti chorui, kaip čia būtų galima, kad skambėtų, ką reikia išryškinti, kur pabrėžti, kokią spalvą išgauti. Tas yra man pačiai labai įdomu visada. Ir taip pat tas bendruomeniškumas, mes ir stovyklose, tas labai didelis ryšys, mesgi, kaip ir Julius Vasnauskas sako, jūs kaip šeima vieni kitus ten ir sutuokėt, ir krikštynose pagėdat, ir laidojat, ir mišiose, visur mes kartu pastoviai, ne tik chore. Jūsų labai gražus rūbas, labai gražus tas ženklas, gal galit paaiškinti, ką tai reiškia ir kuo čia pasipuošę esate? Tai mes labai džiaugiamės šituo ženklu ir šitais mūsų džemperiais ir marškinėliais. Mums šį ženklą sukūrė Mikalojus Vilutis.
Tai, sakyčiau, daugiametis Bernardinų bažnyčios draugas ir mes tiesiog norėjom išsigryninti idėją, kas mums yra choras langas ir žmonės kažkokias savo asociacijas pateikė, kas yra buvimas tame lange. Tai vat pagal tas asociacijas, tai ir saulė, ir giedojimas, ir langas, ir žvaigždės, jis sukūrė šitą ženklą, kuriuo mes tikrai labai, labai džiaugiamės. Bet čia yra toks nekoncertinis, suprantu, rūbas, čia toks kelioninis daugiau ar kaip? Taip, čia toks laisvalaikio, galbūt kažkokiuose neformaliuose padainavimuose mes irgi jį naudojam, bet mūsų koncertinis rūbas yra kitas toks abito replika, kurį Rita turėjo tokią idėją tokių rūbų, kad galėtum užsimesti ant kažko šaltoje bažnyčioje ir mes juos labai labai mėgstam. Be jokios abejonės jūs esate girdėję ir komplimentų, galbūt ir ne visai gerų žodžių apie langą, jo giedojimą ir taip toliau. Kokią informaciją jūs pasiekia iš tų žmonių, kurie ateina melstis į Bernardinų bažnyčią, kai jūs giedate mišių metu? Ir ar dažnai jūs galima čia išgirsti, ateiti ir išgirsti langą gyvai? Tai langas 2 kartus dabar per mėnesį, 2 ir 4 sekmadienį 5 valandą gieda, 5 valandos mišiuose ir vaikai gieda 2 sekmadienį rytinėse mišiuose. Anksčiau dar giedodavo 5 valandos mišiuose paauglių tik tai choras, dabar viską pergrupavom šiek tiek ir yra dabar didelių pasikeitimų ir naujovių, tai gal net reikės 2 seriją šito pokalbio daryti, kada kvies, nes dabar jau praktiškai aš vadovavimą į tą koncertinį visą projektų atidaviau Gabrieliui Gaidamavičiui, o pati pasilieku prie mišių daugiau tarnystės liturgijoje. Eglė dabar atsakinga už visus vaikus. Tokių pasikeitimų yra ir, pavyzdžiui, apie naujus planus, tai galima būtų pakalbinti jau ir naują vadovą. Gerai, galbūt tai ir padarysime. Tarp buvusių lankiečių daug kas tapo patys muzikantais ir turbūt ir solistais, ar kitokiais meno mylėtojais. Ar jaučiate savo įtaką Lietuvos kultūriniam gyvenime? Kalbu pirmiausia apie jūs. Tai bet kuris, man rodos, choras tą įtaką daro visų pirma, ugdo klausytoją, jo skonį, ugdo ir ta įtaka labai didelė, aplamai chorinis judėjimas Lietuvoje. Aišku, gal Latvijai mus truputėlį lenkia, bet tai yra tikrai didelis ir reikšmingas indėlis į bendrą kultūrą Lietuvos. Tai taip ir mūsų taip pat. Pakalbėkime apskritai apie dainavimą ar giedojimą šiomis dienomis. Kodėl žmogui vis dėlto svarbu savo emocijas išlieti dainoje arba giesmėje? Žmonės turi didelius krūvius savo darbuose ir choras tai yra ta galimybė išeiti iš tos būsenos, kurioje tu esi visą dieną, nes ypač mūsų chore repertuaras yra pakankamai sudėtingas ir žmogus turi maksimaliai perjungti savo mintį į tai, ką jisai daro, nes tikrai yra ką veikti, iš pradžių ypač nagrinėjant partitūrą. O po to jau, kai jauti malonumą to, tada vėl gali mėgautis, yra tikrai serotonino kiekis, man atrodo, didžiulis. Ir nekalbant apie fizinę naudą dainavimo, kvėpavimo, taisyklingo, ko ten žmonės dabar eina į visokius mokymus mokytis, tai čia jie visi gauna natūraliai ir tą praktikuoja. O kita dalis, tai žinoma, tas bendruomeninis gyvenimas, kai tu gali jausti šalia dainuojant ir sueiti į kažkokius bendrus obertonus, tai yra tiesiog stebuklingas, nepaaiškinamas jausmas ir jisai tikrai vienyje. Ir matymas žmonių veidų atlikus kūrinį, tai tikrai kelia aukštyn mūsų širdis
ir tai pagauna žmonės, jie lieka chore. Turbūt ne šiaip savo vienas brolis pranciškonas jūs pavadino šeima, kadangi jūs tų choristų nepaliekat, kiek žinau, ir vasarą, jūs kartu keliaujate ne tik į koncertus, bet ir rengiate stovyklas. Žodžiu, tas bendravimas vyksta ištisus metus ir tai dar labiau suvienė, suburia kolektyvą ir tikrai džiugu, kad jūs gyvenate kaip šeima. Taip? Tai mes to labai džiaugiamės, bet to stovykla tai yra per trumpą laiką tu gauni chorą, turi šalia savęs ir daug gerų repeticijų. Tai čia kaip vadovui toks išskaičiavimas, o po to pamatai aišku, kad tai yra nuostabu kartu gyventi, visą tą buitį, vandenį nešioti, ruošti valgyti ir taip toliau. Ir tada ir pamatai, kad žmonės vieni kitus labiau pažįsta ir labai daug linksmų akimirkų ir sėdim prie laužo ir dainuojam ir negalim išsiskirti. Iš ryto vėl vieni kitus pamatom, nudžiungom ir tada dar daug kitų dalykų atsiranda. Ir dar labai graži tradicija mūsų yra, jau keletą metų mes stovyklaujam per Žolinę ir kiekvienais metais pasirenkam vis kitą bažnyčią iš aplinkinių rajonų nuo tos vietos, kur mes esam ir ten Žolinės mišiose ar atlaiduose giedam. Tai taip susipažįstam su įvairiom bažnyčiom, įvairiom bendruomenėm ir žmonės labai džiaugsmingai priima. Tikrai matai, kad mažose miesteliuose jiems yra dovana, šventė, kai atvažiuoja didelis choras, stengiasi gražiai pagiedoti. Ko palinkėtumėte jūs savo pirmiausia ir visai šitai gražiai šeimai, tam kolektyvui, tokio gražaus jubiliejaus 30-mečio ir 35-mečio progomis? Na, savo tai ir mokytojai, ir savo tai sveikatos, ištvermės ir gražių švenčių ir taip pat ir visiems. Pirmiausia, kad būtų gera sveikata ir didelio noro augti, tobulėti ir kartu švęsti visas šventės, visiems gražių švenčių. Aš tai labai norėčiau, kad tas bendruomeniškumas išliktų, kad stiprėtų, nes tai yra labai labai svarbu šiais laikais, atsiskyrimo, individualizmo. Tai vat to ir linkiu labiausiai mūsų bendruomeniai palaikyti, net jeigu ir nesutampa nuomonės, kažkur tai mokėti diskutuoti, mokėti išsakyti, išgirsti kitą, o savo kantrybės visam tam ieškant raktų. Ir turbūt šypsotis, ką jūs visą darėte šį pokalbį mūsų studijoje. Tai buvo dienraščio Bernardinai LT pokalbis apie Vilniaus Bernardinų bažnyčios giedojimo mokyklos mišrų chorą Langas, kuris minė 35 metų sukaktį, o mokyklėlė minė 30-metį. Mūsų pašnekovės buvo minėtos mokyklos steigėja ir meno vadovė Rita Kraucevičiūtė ir chormeisterė Eglė Ignatavičienė. Pokalbį parėmė Medijų rėmimo fondas. Čia žurnalistas Vytautas Markevičius.